Žiūrėkit, koks čia fabrikas. O čia stato namus. Jeigu, pavyzdžiui, nori pasistatyti namą, tai iš jų gauni ir jį pasistatai pas save. O, čia Hebra planuoja, ką čia brėžinius braižot namų. Kas čia vyksta? Čia, eik tu savo, žiūrėk, čia kažkokie namai, čia rimtai dirba Hebra. Pam, čia stato ir va tokį pastato. Čia dar nepastatė, bet jeigu nori, gali iš karto... Tau jau pastato virtuvę ir čia realiai šakutės jau bus sudėtos, nežinau, kur yra stalčius čia. Bet jie čia sudės šakutės, čia turbūt. Ir žmogus nusipirks jau su šakutėm, nes jis jau yra išnuomotas. Ir dabar tik reikia atvežti, sudėti šakutės prieš tai ir išnuomoti. Nuomininkai gali. O viskas, tik mailiukas, tik sudėti, a jau mailiukai irgi jau padėti. Ką tu, čia dar kriauklytė. Čia yra toks pats romantiškiausias būdas susipažinti su savo sklypu. O kaip aš čia praeisiu dabar? O tik tai hektarą turiu, bet čia net nesu buvęs. Reikia pasižiūrėti, kas čia vyksta. Va mano darželis, čia yra lysvė pakelta. Čia yra pora pomidorų. Čia gamtinė žemdirbystė natūrali vyksta. Čia va auga jonažolė ir čia auga kaulažolė. Du krūmai ir keli burokėliai eilė. Bet jau Kaune esu tai kelias dekoracijas, va, dukrelis gimtadienį, kur šį penktadienį vyks pasiemu. Šitą savaitę, žinokit, prie kompo sėdėjau, tvarkiau paramos visokius dalykus. Dar kažkokius dalykus dariau, nežinau, kaime minimaliai. Ir susirgau, ir Prija susirgo. O rytojos gimtadienis, nu šiandien tikras, rytoj atvažiuos 200 50 svečių maždaug. Tai didelė diena, reikia ruoštis, tvarkytis. Nors ir sergu, bet reikia va tokių 20 vienetų nupirksiu. Tokie gal stabiliau būtų, bet užteks vienam aviliui 4 tokie pastatyti, kad, nu, kad pakeltų. Nes rytoj 200 000 bitučių atvažiuoja. Ir jau nori, nenori, nes jos būtent tada atvažiuoja, kai jos nori. Tai reikia pasiruošti. Atėjau padėti susinešti, jau žiūriu aviliai, bitės jau skraidžioja, o man nereikia tokio kostiumo. Vaiduosiu. Būsimas bičiulis sankirtandas. Siauras. Gali būti jo, biški, čia, o, iš karto. Nesidėjęs dar turbūt, ne? Tu tai geras pirštinės turi, matai, per tokias les. Tai kišenį yra normalios. A čia, ne? Nu, va, kaip kosmonautas. Ale batai ploni. Batai gal nieko. O kaip snarglį nusivalyti? Oi, reiks pakentėti dabar turbūt biški. Na, išleisimės dabar, jos dar uždarytos. O tai kodėl tu nori, kad ir aš ten būčiau? Bet kažkiek jų dūzgia, tai jos kažkur išskrenda. Pažiūrėkit, kokie aviliai. Tu gali trumpai pasakyti, kodėl čia tokie aviliai keisti? Iš nendrių. Čia nekeisti, čia normalūs aviliai. O kuom jie normalūs? Nu, čia yra gulstiniai aviliai, jo, iš nendrių padaryti. Ekologiškos medžiagos, kvėpuojantis šiltas. Be cinko? Reikia bitėm. Nu, be cinko gal kažkiek, jo. Klausykit, čia vienam avily 2 šeimos yra. Jo, čia 2 šeimos. Dabar čia visa esmė, kad yra va, saulės ryte gauna, o jau pietinė saulė baigėsi. Čia taip yra padaryta ir jie yra atsukti į pietryčius. O kas čia tokia? Čia ne mūsų, didelė tokia stora. Ar jinai gali užpult mūsų bitės? Nu, jo kariauja. Elektroninė dūminė. Dūminė va įsijungia ir dabar jinai... Eik tu savo. O iš ko yra kvepia? Kvepia, čia žulelėm, sakom, eteriniais aliejais. Kvepia? Neapsinešim? Nebent kažko įlašintum į čia. Tada gal ir apsidėštam. Dar reikės lentas pakišti sutvirtinti, kad jie stovėtų ant visų atramų. 1, 2, 3, 4, 5, bet šeimos tik 8. O didį kiekvienam ir vienas. Tu savo kokie aviliai. Ir vienoj ar dviejose yra vienoj šeimoj 2 motinėlės. Aš tokių čiūdų nesu nei matęs, nei girdėjęs, bet sakė taip geriau. Reikia bičių maitinti cukrum jokių. A, čia jokio cukraus nereikia. Jokio maitinimo nėra, čia jos natūraliai. Tai ką jos valgys? Medų savo. O tai ką mes valgysim? Mes irgi medų valgysim. Mes imsim tik tai medų, kurio bitėms nereikės. Perteklius, kur po žiemos liks ar kaip? Taip, nu, ta prasme, rudenį imsim, kuriuom nereikės, o likusi paliksim jom ant žiemojimo. Tai palauk, kas čia yra, o kas čia kompas skiris? Čia yra lizdas, jos ten gyvena. Viena šeima. Jo, ir va čia toks patirėmas dedas. O čia rėmas kur dedas? Dedas į čia. O čia tuštyje tiesiog? Čia tuščias dar. Ir čia nieks neis. Jos negali pereiti iš ten. Plėsim lizdą, kai kada reikės vaškuolėmis. Tai va šitokia natūraliai bitininkystė pritaikytas, kur nemaitinam cukrum, ta prasme neimam, paliekam bitė žiemoti ant medaus, negydom cheminiais vaistais, viskas natūraliai. Tai jom čia patiks? Jo. Patiks čia, ne? Turėtų. Ramunėlės ten nuskris? Nuskris ramunėlės, aišku. 3 km spindulių bitės skrenda. Kiek čia to medaus liks nuo vieno avilio vienas loikas? Tai būna, jeigu viskas tvarkoja, tai kokių 30 kg iš vieno avilio. Oho, perteklius. Jo. 20, 30, 40, 50, 60, 70.
Oho. Gali būti priklausoma šeimos. Jeigu gera medunešio bazė aplinkui. Tai tokį medų jau čia po 1000 eurų pardavinėti. Gali pradėti taupyti jau. Tai tu vienintelis tokio galim jau. Nu, kol kas turbūt taip. O koks adresas internetinis? Dangaus žiedai.lt. Dangausžiedai.lt. Vienintelis turbūt Lietuvoje be smurto, kur neapiplėšiamos bitės, o tik tai kur perteklius medaus lieka. Daug prinešio lūžta aviliai, tai išima, kad aviliai nesulūžtų ir jum ant stalo. Jo, gal ne vienintelis Lietuvoje, yra dar žmonių. Žinau, kad irgi, pavyzdžiui, nemaitina ir cukrum, kaip keli žmonės. Nu, bendruomenė plečiasi tokių žmonių sąmoningų. Šiaip yra, bet jie labiau savo reikmėms. Žodžiu, tik per pažintis. Jums pasisekė, kad turit geras pažintis, tai gali tokio medaus. Dar kartą adresas? Dangaus žiedai. Dangausžiedai.lt. Šaltis krato sergu. Nuo vaiko čia turbūt pasigavau. 50 žmonių šiandien atvažiuos, 200 tūkstančių bičių atvažiavo. Ir dabar dar 50, kokia 60 svečių paspirė į gimtadienį. O, pažiūrėkit, kokį čia padarė. Nuotraukų čia pridėjo visokio. O, jaunimas puošiasi, ruošiasi. Vaikas miega, sumuštiniai darosi. Čia dar žiūrėkit, visą virtuvę pasistatė. Šitas virėjas, tai yra, žinokit, legenda. Jeigu kam reikia, tai internete kaip tave rast? Čia aš būsiu. Būsi čia. Žodžiu, jūs užimta šią vasarą, man atrodo. Atvažiuoja, atsiveža va tokią virtuvę. Vietinius svečius įkalbino skūsti. Ir pagavašiamą stalą padariau. Ir čia padarys, žinokit, 60 žmonių. Hop, per valandėlę, sako, padarysiu. Nu, patikėjau, gal ir padarys. Kaip krokodilas čia gyvena. Tokia didelė. Eik, tu savo, oho, kai ranka. O naujos bitės kažkodėl atskrido 100 metrų čia ir vandenį neša. Jom čia skaniai atrodė. Kaip prisnūdau, sveikatos nėra. Atsikeliu. Mašinų kiek, nein praeit. Praradau vaiką. Tai labas dienas. Labą dieną visiems. Ate, sakyk.